Labą dieną, gerbiami moksleiviai. Šiandieną pradėsim šnekėti apie Python programą ir kartu sulygysim su C++. Taigi, jums reikia atsiųsti darbą, kuriame būtų su Python pirmas darbelis padarytas, tai yra pasisveikinimas sveikas pasaulį, tradicinės yra su Python ir jūsų vardas, pavardė, klasė, kad tikrai jūs tą padarė darbą, ne? Matome, kiek čia nedaug to užrašo kodo su Python, ne? Va, print ir mes kabutės žinome, kad naudojame, C++ mes naudodame dvigubas kabutės, čia viengubos kabutės, skliausteliai ir, reiškia, ir informacija. Na va, o C++, kadangi analogas turėtų būti, tai C++ mes matome, kiek daug užrašymo. Ir biblioteka reikalinga, ir funkcija reikalinga, lankeliai, gražinimas reikalingas. Ir tik tai tas sakinys, kuris va čia parodo sveikas pasaulį arba jūsų vardą, pavardę, kurį rašytumėte, tai būtų, va, reiškia, va šitas sakinys, ne? Tai čia 5 sakiniai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, net 6 va tokie ženklai, ne, sakiniai. O čia praktiškai vienas sakinys, print ir viskas, ne? Tai va šitokį darbą jūs turit man atsiųsti. Dabar mes šiandieną šnekėjome apie programos pasileidimą. Internete mes naudosim kompiliatorių Python Compiler Online. Python Compiler Online. Ir C++ pasilyginimui mes naudosime C++ Compiler Online. Tai manau, kad viską išaiškinau, dabar jūs galite šitas programas, reiškia, padaryti, įsiųsti už 15 pamoką, čia yra 15 pamoka, nuo šios pamokos mes pradėsim programuoti, lygindami, ką išmokome 7 klasėje, tai yra C++ ir Python. Ačiū, kad klausėte.